Frau Budreich-Heite, für 2 Minuten bitte. Gerbiamas pirmininkė, ponios ir ponai. Energetiniai ištekliai ir dujos yra vienas svarbiausių ekonominių gamybinių veiksnių, užtikrinančių ekonomikos konkurencingumą ir žmonių gerbūvį. ES valstybės narės apsirūpina energetiką dvišaliais susitarimais. Rusija, pasinaudodama tokiais sutarimais, kaip būsimas Vokietijos Rusijos dujotiekis, skaldo Europos Sąjungą, sudarydama valstybėms narėms skirtingas apsirūpinimo ištekliais galimybės. Suskaldytoms valstybėms lengviau daryti įtaką nei visai ES. Europos Sąjunga, visą laiką pabrėždama Rusijos kaip strateginio partnerio svarbą ir jos išskirtinumą iš kitų valstybių, daro jai nuolaidas. Tos nuolaidos daromos dėl vis didėjančios energetinės priklausomybės nuo Rusijos. Tačiau pastarosios Rusijos Ukrainos dujų tiekimo problemos rodo, kad Rusija gali imtis analogiškų veiksmų ir tiekdama dujas ES valstybėms narėms. Alternatyvūs šaltiniai, kuriuos būtina panaudoti siekiant išvengti absoliučios priklausomybės nuo Rusijos, būtent Norvegijos dujų ištekliai, yra riboti ir ateityje negalės patenkinti augančių ES ekonomikos poreikių. Ar ne pats laikas būtų prisiminti branduolinę energetiką, kur yra ekologiškiausia ir yra alternatyva energetiniai priklausomybei nuo neprognozuojamų Rusijos veiksmų. Tačiau kitas svarbiausias ES jau diskutuojamas pasiūlymas – bendroji energetikos politika. Rusija, turėdama energetinių išteklių tiekimo partnerį Europos komisiją, atstovaujančią visų 25 valstybių narių interesus, elgtųsi su tokiu partneriu pagarbiau. Ji negalės visai ES netiekti dujų, ji tiesiog neturės jų kur dėti. Todėl kviečiu visus ne tik kalbėti apie bendros energetinės politikos kūrimą, bet ir nedelsiant imtis veiksmų kurti bendrą energetikos politiką ir ypač vieningą energetinę sistemą, tuo užtikrinant visos ES energetinį, o taip pat ir politinį saugumą. Ačiū.